Labukas. Aš šiandien tęsiu vakarykštę temą, kaip atsikratyti tais demonais. Ir vakar kalbėjau, kad yra užprogramuotas dvasios ir dar, nu, pasakysiu dar kitą kaip formulę, kad būtų efektyviau. Nu, pavyzdžiui, jeigu yra musės, čia būtina įdėti pavyzdį, kad jums būtų aiškiau. Tai, yra musės nematomas, yra matomas. Kai tų musių labai daug, kaip dvasiškai jūs nematot, jūs nesiginat, nesimeldžiat prieš jas, nes nematot. Bet vėliau, kai jų padaugėja, jų atsiranda daug, vos ne kiekvienam kambarį. Tai ką musės daro? Musės suteršia žmonės dvasiškai, įneša angliškai filfinės, purvinumą, įneša dvasinį, fizinį purvinumą, žmogus pradeda meluoti, keiktis, įnyksta į savo priklausomybės, jeigu geria, tai pradeda gerti vėl. Musės mėgsta kontroliuoti galvą ir įveda į seksualinės nuodėmes. Tu pradedi galvoti kažką nešvankiai, arba tu esi ištekėjęs ir vedęs ir tu galvoji apie kitą moterį ar vyrą. Tai jie tą padaro, kad jūs kaip ir neištiki savo mintimis. Gerai. Tai va, dabar pavyzdys musės ir tęsiu, kaip jums atsikratyti. Ir jūs sakote, aš atšaukiu mūsų dvasios Jėzaus vardu. Aš terminuoju tave Jėzaus vardu. Musės. Jūs sakot musės. Aš terminuoju tave Jėzaus vardu. Ir aš tau sakau mirti Jėzaus vardu. Dvasios, matot, nemiršta, bet jos pradingsta. Tai va. Jos pradingsta automatiškai, kai pasakot mirt, tai dingsta iš jūsų, neegzistuoja jūsų pasaulyje. Ir po to sakote, aš sutraukiu visus susitarimus padarytus manęs, mano vyro, mano protėvių, mano tėvo, mamos, manęs ar kokio nepažįstamo kaimyno ar kito žmogaus. Gali būti raganus, gali paminėti raganų, bet kokią kitą žmogaus Jėzaus vardu. Ir jūs pasakote, tie susitarimai su tais, kaip tamsioj pasauliu, yra negaliojantis. Jūs atšaukėte ir sakote, jis yra negaliojantis, o jeigu yra altoriai, dvasios, kad sėdėtų, jau reikia altorių, jie dažniausiai altorius pasistato namo kampuose, bet gali būti ne kampe, virtuvėje, mėgsta būti prie vandens ir mėgsta būti prie dujinės. Ir dar būna ant lubų. Jau kai yra ant lubų, reiškia yra teritorinės dvasios. Teritorinės dvasios dažniausiai atveda krokodilas Leviatanas. Ir jau reikia atšaukti Leviataną ir reikia atšaukti jūros dvasias. Jos yra teritorinės dvasios. Jūra reiškia mirti, mirties dvasios. Tai, kad žmogus gyventų nedorą gyvenimą, meluotų, vogtų ar žudytų, jie turi atvesti tas dvasias, tą legioną. Ir tas legionas yra teritorinės dvasios, jos ateinantis iš pragaro. Bet jos
yra užprogramuotas pulti kiekvieną dieną vakarą. Ir jas kaip paleidžia, tai nežinau dabar 12 000, kiek tų dvasių ten yra, bet jų yra labai daug ir jos pastoviai puola. Jie turi tą užduotį pulti jos. O per puolimą puola todėl, kad pavogti palaiminimus. Tai va, apie altorius noriu pabaigti. Altorius reikia sulaužyti ir prašyti šventosios dvasios, kad sudegintų ugnimi iki pelenų Jėzaus vardu, kad nieko neliktų iš jų. Tai va. Tai tiek bus. Ir visų pridėkit Jėzaus vardą, nes Jėzaus vardas yra galingas vardas. Bet koks piktasis turi paklusti jam. Iki greito. Jeigu norit girdėti mane toliau, užsisakykit mano kanalą, prescribe, nežinau, užsiregistruokit mano kanale Jėzaus vardu. Iki greito. Ate.